Vis dažniau ir dažniau sulaukiu moterų klausimų apie veido drėgmės išlaikymą. Todėl šiandien pristatysiu Jums biorevitalizacijos procedūrą. Paaiškinsiu trumpai, drūtai, ūkiškai. Mūsų oda gamina hialuroną. Jisai sulaiko ir pritraukia drėgmę. Su amžiumi dėja šios medžiagos gamyba mūsų odoje silpnėja. Jo pagaminame vis mažiau ir galime daryti drėkinančias procedūras, gerti daug vandens, bet jei pas mus tik 3 hialurono molekulės, aš čia kalbu labai grubiai, pagalvokite, kiek jos vandens te pritrauks ir sulaikys. Todėl yra atliekama biorevitalizacijos procedūra. Tai yra daromos viso veido plote injekcijos hialurono rūgštimi. Subadomas visas veidas. Ir tada įsivaizduokite, 100 hialurono molekulių ir kiek jos pritraukia ir sulaiko drėgmės ir kaip tada sveikai ir drėgnai ir aksominiai atrodo mūsų veidas. Taigi, šiandien aš pasiryžusi ir pasiruošusi biorevitalizacijos procedūrai. Iš karto perspėju, kad po jos atrodysiu tikrai negražiausiai savo būseną ir 3 dienas vaikščiosiu kaip su rupūžiukės veidu. Tai yra tol, kol kiekvienoje injekcijos vietoje esantis gumbelis išsivaikščios ir pasklis po mano odą. Bet dėl jūsų, mielos moteris, aš pasiryžusi viskam. Na štai, aš jau po procedūros, tikrai ne pačios geriausios prekinės išvaizdos. Procedūra, ji tikrai nebuvo maloni kaip veido masažas ir priklausomai nuo jūsų skausmo slenksčio, vienoms gali būti labiau skausminga, kitoms mažiau, tiesiog jaučiate lyg uodo įgėlimus. Šios papulės tai yra suleistas hialuronas. Jis laikysis apie 2-3 paras, o po to bus graži, puikiai ir puikiai sudrėkinta oda. Na štai, jau praėjo 3 dienos, kaip matote, mano veidas lygus, papulės išsivaikščiojo, odos pojūčiai, taip, jaučiuosi gerai, tiek psichologiškai, tiek matau tai savo odoje, ji tikrai yra labiau stangri ir sudrėkinta. Tai štai ir pabaigėme savo eksperimentą biorevitalizaciją. Susitiksime kitose grožio eksperimentuose, tiesa, nežinau kada, bet būtinai pasimatysime. Grožį!